Respublika. Paskui atsisakiau, daugiau nebeisiu, jie norėjo priverstinai mane atvesinti. Ir šitą, žinote, man buvo iškeltos 7 bylos, medžiagos, už straipsnius, kurie buvo spausdinti prieš 10 metų, šitą, žinote. Beje, atsiprašau už mano emocijas, bet jūsų beturis mano vietoje, tiek praėjus už čia rėktimas, kiek jūs man atsibodat visi čia yra, leiskit man normaliai gyventi žmonės. Arba pasakyt konkrečiai, ką aš blogiau darau ir aš prižadu pasitaisysiu. Ponas Tomka, atsiprašau, dar vieną žodį noriu pasakyti. Ar jums geriau į teismus eiti, ar tai, kad mes apsvarstysim komisijoje? Paprastai čia... Kolegiškai. Už ką mane svarstyti? Ne, bet mes apsvarstom skundą ir kartais tas skundas ir numirštas čia, suprantat? Gali duoti nors vieną pavyzdį, kada buvo skundas numiršti ir jūs neiškėlėt mano žmonių. Aš sakau, kad žmonės mėlė, atsipeikėkit. Jūsų rankomis, paškai vedinėjimas cenzūros. Nepaisant to, kad jūs pakankamai tyčiotės, bet nieko. Pasakysiu taip, mes tiesiog kviečiam abi pusės pasakyti savo pozicijas, kad nebūtų taip, kad mes priėmėm sprendimą už nugaros. Buvo metas, kada šita komisija nekviesdavo. Buvo pretenzijos, kad mes nekviesdavo. Dabar kviečiam, girdžiu kitą pretenziją. Tai šitoje vietoje jau net nebe turbūt komisijos narių, čia yra tų organizacijų, kurias mes atstovaujam, kurios tą buvo įdėta į įstatymą tos organizacijos, mes buvom paskirti ir šitoje vietoje susitarimas, kad ar kviečiam ar ne, yra kitoj pusėje jau turėtų būti. Šiuo metu yra toks susitarimas, kad būtų pusės kviečiam. Galiu atsakyti. Bet jūs galite neiti. Jūs labai blogai dirbat. Jūs ne vienas iš esų žmonių, paklausykit, gerbiamas psichiatras. Yra sunkesnių ligonių žmonė. Tai dabar paklausykite. Iš čia sėdinčių esate vienas išlaikymas iš valstybės biudžeto. Jūs turite dirbti konkrečiai savo darbą. Aš jums rekomenduoju, kad būtinai, kaip Lietuvos pilietės, suinteresuotas taupyti mūsų biudžetą, susirenkate, apsvarstote šitos skelbimus, pareiškimus, straipsnius. Ir jeigu yra niekiniai, išmeskite. Kažkas tai nebijokit, nesislėpit po kolektyvinę atsakomybę, atėjant sako, čia nėra kas svarstyti, ir išmeskite, ir viskas. Jeigu matot, kad yra dėl ko svarstyti, tada, prašau, kvieskite ir pareiškėją, ir atsakovą. Toks yra buvęs atvejis, pasakysiu, teismas turėjome sprendimą, kad buvo neišklausyta nei viena iš pusių ir mes turėjome iš naujo išklausyti. Jūs nesiklausot, ką aš jums sakau. Jūs dirbkite savo darbą, pažiūrėkite, ar čia yra vienulio fazės parašytas žmogus surašė ir straipsnį ir pareiškimą. Vienulio fazės visiems. Tam jums nereikia, tam, kad nuspręsti teksto turinį, jums nebūtinas nei pareiškėjas, nei atsakovas. Jūs sutaupysite brangių žmonių laiką ir savo laiką. Ir niekinius nesąmonės, kaip sako, ką surašina viskas, meskite iš šiukšlių dėžę. O jeigu matote, kad yra dėl ko svarstyti, tada kvieskite ir poną Navicką, ir poną Tomką. Nes mano laikas yra labai brangus, nes manęs valstybė neišlaiko. Gerbiamas Tomkau, tada iš karto perėm prie turinio. Žinau, kodėl. Aš turiu tokį klausimą, labai konkretų. Kadangi jūsų dabar publikacijos, kaip jūs sakot, susijusios... Publikacija. Ir ateitis turbūt, nes kadangi jūs sakot, mes esame už tai, kad jūs etiškai toliau rašytumėt. Sakykit, prašau, lietuvybė yra lietuvybė, Lietuva taip pat, bet Lietuvoje gyvena ir kitos tautinės mažumos. Ką jūs sakote? Ar jūs esate tolerantiškas ir jų pusiai ir savo straipsniuose toleruosite juos taip pat? Gerai, galime žiūrėkite, man dėlėtis pasų gerą anekdotą. Ne, atsakymas, tai yra atsakymas. Ne, tai yra atsakymas. Nu, kodėl mes negalime kartais, kad trūktų visi ištuoti viens kitam? Nu, kad nebūtų priešinti. Jis yra atsakymas lietuvinis jūsų klausimą. Rusiškai geriau įpasakot, bet jūs visi tautiškai nusiteikite. Vertėjų neturim. Gerai, žinau, visi gėdinės aš nenumarkai, rusiškai, angliškai, bet gerai, yra toks berniukas, tarkime, Tomkitas, jisai vaikštų matyti, ten klausia direktorius maždaug, kas kokios ten tautybės, pilietybės. Nu, jisai nusigando, visi bijo prisipažinti, kad tu žydas, sako, aš rusas. Grįžo namo, tėvams sako, nu, vada mokyklą klausia, kas kokios tautybės, aš pasijau, kad aš esu rusas. Tėvas, tai nesąmonė, temperausi iš karto, nu, verkia, kleina mama. Ko verki? Nu, pasakiau, kad aš esu rusas mokykloje ir gavau perus. Moteris, per kuklę, tai ten gėdinės pilietybės. Ta pati padarė senelis, panašiai. Verkė vaikas, sako, я только 5 минут, как русский, но как я вас ненавижу. Tai vat jūs dabar su manim tą patį darot.
Suprantate, aš jau pradedu nekęsti žydų. Aš jau pradedu nekęsti šitos gėjų. Ar homoseksualų. Nes jūs mane verčiate, matėte, aš nieko blogo nepadariau, jeigu daužot mane, daužote, kada aš praeinu normaliausiai iškai, sakau, aš turiu, jeigu, žiūrėkite, turbūt ne vienas susidūrė su statybomis. Remontavęs, statė panašiai. Tai aš esu labai daug statęs. Man geriausiai pastatė Boresto savininkas Ilja Borisovas, žydas. Nuostabus statybinis. Pats geriausias, man atrodo, šiandien už 2 statybės yra nuostabus. Kaip galima nekęsti tautybės? Ką jūs su manim daro, žmonės? Aš nežinau, čia psichiatrų nuomonės labai reikia. Bet jeigu jūs man kalsite į galvą, kad šitas iš esmės yra, aš kažką blogai darau žydams, blogai darau kažką homoseksualų, jūs tikrai iš manęs padarysite, antisemitą. Ir kada aš, kaip pasakiau, Šifrinas turbūt nėra atstovas tame. Jūs man atsakykite, kiek jūs su manim pasielgtumėte, jūs nuotrauką matėte, ne? Jeigu dabar aš apsivagiu, mane iškvečia į teismą ir aš susidedu Gedimino stulpus čia ir trispalvę vėliavą stoviu. Aš atstovau Lietuvos tautą ir aš vogiau ir vogsiu, jūs puolat mane lietuvių. Sakysiu, Tomku, mes tą vėliavą, tu gėdą darai tautai. Nusimk tą Gedimino stulpus, šitą bendrės su Šifriną. Ir žinote, ką reiškia Davido žvaigždė? Ir jo nenuteisė. Ir aš kartuoju, mane pirmą kartą antisemitų apskelbė lygiai prieš 15 metų. Tai padarė Grigorijus Dekanidzas, užsakė straipsnį, kuriame apkaltino mane prokuroras antisemitinės po Lingio žūties. Jie atspausdino Lietuvos rytas. O po to prasidėjo nesuakcijos, kad aš esu antisemitas. Ir visa gynyba šitų žmogžudžių ir banditų, karikatavo visą Lietuvą, buvo paremta antisemitizmu. Ponai lietuviai. Ir toliau tas tęsiasi. Šifrino istorija taip pat, aš galiu daugybę pasakoti. Bet irgi nesiekti mūsų tautybę, ne? Kodėl nesiekti? Jeigu žydų tautybė, slapsus nusikaltėliai, jeigu paradoksas tame, kad aš žydų tautą myliu labiau negu tie banditai, kurie damsiusi Holokausto ir Davido žvaigždėmis. Todėl, kad žydai nukentėjo žiauriai. Tauta prarado daugelį žmonių. Tai yra, jiems yra šventvagystė iš viso minėti Holokausto vardą, kada tai kalba kiti. Kada nusikaltėliai dangstosi, Davido žvaigždė, kada nusikaltėliai dangstosi, tai man žydų tautos labiau gaila negu šitiem banditam, kurie dangstosi jais. Lietuvių žydų bendruomenė, kada mes iškojom Lingio žudikų, jie paskelbė 100 000 premiją, kad ją išmokės, nekvailas, aš pats saviau sėdama, tai daug įdomiai šnekėti, jis taip profesionaliai žiūrite į mane. Jūs matėte, iš visumoje dangstėsi, būtent tą pačią kortą ir atvirai kalbant, dangstė šitos nusikaltėlis, ponas Alperavičius. Ir jie lygiai tą patį, kada buvo suimti žmogžudžiai. Paskutinis faktas, ponas Sorošas, jisai dabar yra tarp 25 didžiausių finansinių nusikaltėlių, kurie sužlugdė pasaulio finansinę struktūrą. Kada aš juos įvardinau, čia yra parašyti visi straipsniai, kada tarp yra nemažai jūsų pavardžių, jų išlaikomų, vienai per kitai, kada jūs po to šantažavo polis, panašiai yra. Čia yra visa struktūra, pasaulinė čia yra visa struktūra, yra žmonės, kurie yra tie patys, kurie nuo manęs dabar atsiriboja. Ir, žodžiu, rasit savo pavardžių, rasit kitų, bet tai yra, tiesiog prisiminti. Aš nenau, kad iš piltos valios padarom, bet kada aš įvardinau, kokius jie žalą darom, kad nereikia amerikanizuoti visą pasaulį. Aš visai kalbėjau, kad tai yra bendras. Man nepatiko, kad jie propagavo narkotikus. Man nepatiko tai, kad jie propagavo homoseksualizmą atėjęs. Piršo, propagavo. Man nepatiko, kad jisai fačkus spekulacijų ir plovė pinigus. Ir aš šitą rašiau, neminėdama žodžio žydai. 2 savaitės. Tai rašylės, visi rašiniai. Niekur nėra parašyta, kad jis yra žydas. Ir tada po 2 savaičių nervai kažkam išlaikė. Ir jie pradėjo šaukti. Tomkus antisemitas puola žydą. Aš apie žydą nė žodžio neparašiau. Kaip jisai paaiškins? Dabar jis yra didžiausias pasaulio nusikaltėlių.